Labadiena. Dabar nagrinėjam antrą tokio ilgojo mūsų ilgosios Python užrašinės pavyzdį, kurį skirta tekstiniam eilutėm. Ir antram pavyzdį demonstruojama, kaip sužinoti tam tikros teksto eilutės ilgį. Nu, tarkim, vėl turim tam tikrą kintamą eilutę ir mes parašėm čia, priskiriam jai reikšmę labas. Turim kitą eilutę ir jai priskiriam reikšmę, o tai kitas tekstas. Ir dabar, jeigu aš atspausdinsiu štai tokį tekstą, eilutės, paskui eilutė ilgis yra eilėno eilutė, tai aš matysiu ant ekrano štai, kad eilutės labas ilgis yra 5. Nu, čia savaime suprantama, čia eilutės ir čia šitas tarpas buvo atspausdintas, paskui eilutė pas mus turi reikšmę labas, tai čia matosi šitą reikšmė. Paskui mes spausdinom tarp tarpų ilgis yra, tai va čia matosi šitą reikšmė tekstinė. Ir paskui lien eilutė, reiškia eilutės ilgis, kitaip sakant, teksto, kuris buvo štai čia priskirtas tarp kabučio ilgis simboliais, įskaitant ir tarpus. Tai šiuo atveju labas turi 5 simbolius, o štai čia parašė mums. Ir nors antra eilutė pas mus ilgesnė, galima nesunkiai įsitikinti, kad jos ilgis yra 19. Čia jau irgi šitas matosi. Nu, dar vieną kokį nors į pabaigą prirašykim paprastą pavyzdį, print. Ir iš karto be jokio priskirimo paskaičiuokim ilgį kokios nors eilutės A, B, C, D, E, F, G. Taip, o jeigu aš perleisiu šitą langelį, čia iš karto parašys gale skaičius 7. Kodėl 7? Todėl, kad ilgis šitos eilutės yra 7. Štai čia tiek šitam filmukui. Apibendrinant, ką mes galim pasakyti. Jeigu norim sužinoti teksto eilutės ilgį, turim naudoti funkciją, kuri vadinasi len. Ir joje viduj parašyti tekstinę reikšmę arba tekstinę reiškinį. Nu, jeigu dar konkrečiai šiuo atveju, tai mes rašėm teksto tipo kintamuosius. Štai čia tiek šiam pavyzdžiui. Ačiū už dėmesį.